O sakyt, baltarusiškas variantas su Lukašenko, toks modelis jūs tenkintų, ar jūs jo nepriimat tokio dalyko? Kodėl? Jame yra daug įdomių dalykų. Lietuvoje yra dabar daug stereotipų ir ypač elitas nemėgsta Lukašenkos, bet paprasta liaudis Lietuvos, kiek pašneki, tai vertina, kad ten yra vienokia ar kitokia tvarka, korupcijos mažiau, žemės ūkis sutvarkytas. Be abejo, Lukašenko kartais būna toks stačiokiškas, grubokas, galbūt perlenkia kartais su viena kita opozicinė partija, bet tai, kad jis išlaiko visą ūkį, kad jisai rūpinasi ir žemės ūkiu, ir savo gamybą, savo eksportu, tai yra pamokantis dalykai. Nesipyksta su visais kaimynais, išlaiko suverenitetą, nėra nei NATO narys, nei Europos Sąjungos. Na, yra daug ko pasimokyti iš tenai. O kokia šalis jums būtų pavyzdys, kad jūs sakytumėt, tokia šalis, tokioj šalyje mes turėtumėm gyventi? Mes partijoje apie tai dar gilę diskusiją turėsime. Kol kas mūsų atsakymas yra toksai, kad mes bandom imti gerų aspektų iš įvairių šalių. Iš įvairių šalių. Imti tas, kas teigiama iš Baltarusijos, imti tas, kas teigiama iš Švedijos, imti tai, kas teigiama iš kokios Prancūzijos, Olandijos. Žodžiu, tą konstruoti naują 21 amžiaus socializmą. Lotynų Amerikoje yra didelis judėjimas kairysis ir dabar tenka bendrauti su pasauliniais socialistais. Reikia vienyti šalis tarptautiniu mastu ir imti geriausius aspektus. Kažkokio vieno modelio mes specialiai nesirinkame, nes tai biški susiaurintų. Imam geriausius aspektus. Bet jūs sakot, kalba dabar apie diskusijas. Neseniai pas jūs, girdėjau, kad buvo diskusija ir tos diskusijos metu lyg tai skilo partija. Nežinau, ar tai yra teisingai, ar jinai visiškai skilo, bet dalis partijos atsiskyrė. Dalis atskilo, jo. Dalis atskilo. Dabar domina, būtų klausimas ir dėl Jonavos mūsų socialistų, ponas Edmundas Gedvila, aš tarp kitko jį kviečiau čia į mūsų laidą, bet jisai kažkodėl atsisakė, nežinau, pas mus yra populiarus politikas ir protingas žmogus, labai žinomas žmogus ir aš norėjau su juo pakalbėti tom temom, tačiau jisai nesutiko ateiti, tarp kitko rinkimuose turbūt vienintelė Jonava frontas gavo 2 vietos po rinkimų vietinės tarybas. Tai dėl to skilimo ir dėl Jonavos, ką jūs galite pasakyti? Tai dėl Jonavos reikia pasakyti, kad kiek aš žinau, kiek kalbėjau su gerbiamu Gedvila, tai keli žmonės išėjo iš partijos, tačiau dauguma visgi liko ir pats Edmundas Gedvila irgi liko partijoje. Kai kurie išėjo. Čia, o apskritai dėl to atskilimo, aš sakyčiau, nuo mūsų partijos atskilo nedidelė grupė žmonių. Ir jie nuolatos tas problemas kėlė pas mus partijoje. Ir galų gale įla išlindo iš maišo. Reikalas yra būtent toj socialistiniai orientacijai. Kolegos nesuprato, tie, kurie išėjo, kad mes nesame socialdemokratinė partija. Dalis jų manė, kad mes kursim eilinę tokią socialdemokratinę partiją, bet mes esame labiau į kairę nuo socialdemokratų ir mes nebijome žodžio socializmas. Mes nebijome šito termino, o jie sakė, ne, šitą terminą reikia išbraukti iš programos, pakeisti partijos pavadinimą iš socialistinio liaudies fronto į kažkokį socialdemokratinį, bet jie nesuprato vieno, kad yra kapitalizmas ir bus nauja santvarka socializmas ir nereikia to bijoti sakyti. Kai kam tai primena tarybinius laikus, aš sutinku, bet dabar teko daug bendrauti su daugeliu Lietuvos žmonių, tai daugam ir tarybiniais laikais ir geriau buvo. Jie turėjo darbą, jie turėjo užtikrintą ateitį, bet ne viskas buvo gerai tenai. Taip, kad reikia žiūrėti labai mes šitą, jeigu bus laiko, dar mes šitą, taip, mes paliesim. Bet atskilimas ir įvyko faktiškai dėl vieno žodžio, dėl socialistinio. Bet aš jiems sakiau, jeigu mes išimsim šitą žodį,
tai mes būsim eilinė kapitalistinė partija, kapitalo partija, kapitalistinė, kurių Lietuvoje yra absoliuti dauguma. 40 partijų Lietuvoje turi būti viena socialistinė. Ir gyvenimas parodys, kad daugeliu atveju mes teisūs. Bet jiem tas netiko ir dalis jų išėjo. Bet aš manau, tai sveika, bus mažiau vidinių ginčių, lengviau bus dirbti. Jūsų politinės pažiūros nesutampa su jūsų brolio ir su jūsų tėvo pažiūrom. Kartu jūs ėjot vienu laiku, jūs ėjot kartu, bet šiuo atveju... Vienu laiku aš buvau su tėvu socialdemokratų partijoje, savo politinės karjeros pradžioj. Aš tada tikėjau socialdemokratiją. Tai buvo metų prieš 7-8 ir iš tikrųjų tėvas tada ir įkalbėjo faktiškai mane. Bet kai aš pabuvau toj partijoje ir stengiausi vieną kitą idėją reformą įgyvendinti, pamačiau, kad ten daugeliu atveju būtent kapitalų yra interesai. Aišku, yra ir gerų žmonių. Ir čia mes su tėvu ir ginčiamės ir iki šiol. Yra aspektai, kur mes sutinkame, bet yra ir ne. Na, tėvo yra atskira biografija. Jisai buvo, Brazausko partijoje, ten atsiskirinėjo nuo to SKP. Ir faktiškai, kaip čia sudėtinga gan paaiškinti, bet iš esmės, mano ir jo požiūris skiriasi to, kad aš biški atviriau stengiuosi kalbėti, biški radikaliau. O tėvas yra diplomatas pagal profesiją ir ilgiau dirbo negu aš. Jis linkęs glaistyti kampus, sakyti, kad taip, bet kitaip yra neįmanoma, ir čia reikia daryti dažnai kompromisus, o aš sakau, kad ne visada reikia daryti kompromisą. Jeigu kompromisas pakenkia strateginiam tikslam, vat kaip ir įvyko su socialdemokratų partija, jinai tapo faktiškai centristinė, dažnai dešiniąja partija, liberalia. Tai partija nesugebėjo progresinių mokesčių įvesti per 20 metų, valdė bent jau 10 metų. Tai čia toks pas yra daugiau tokio atsargumo, o aš sakau, kad kartais reikia ir ryžtingiau. Dėl rinkimų į vietinės tarybas rezultatai jūsų turbūt nelabai džiugina. Kodėl tokie rezultatai? Jūs planavot vis tik daugiau gal dėti? Taip, mes gavom vietų tik tai Jonavoj 2 vietas ir planavom šiek tiek daugiau vietų. Iš kitos pusės, aišku, reikia pasakyti, kad Vilniui už mus balsavo beveik 3% ir tai apie 5000 rinkėjų. Žinant, kokia yra didelė konkurencija ir žinant, kad mes didelių pinigų neturim, švelniai tariant, mes faktiškai gyvenam iš nario mokesčio, žinant, kad mes kelio pradžioje, žinant, kad ant mūsų pila daug nepagristo purvo, žinant, kad Lietuvoje veikia antisocialistinė propaganda, tai nėra tokie jau, mus netenkina rezultatai, bet nėra jie tokie jau kaip pradžiai blogi. Viskas priklauso nuo laiko, viskas priklauso nuo darbo ir mes laiko turime. Lietuva jau turėjo socializmą, mes jau gyvenom prie socializmo, galbūt ne prie tokio, kaip jūs dabar propaguojat, bet vis tik buvo darbininkų valdžia. Kodėl darbininkai taip lengvai atidavė savo valdžią, kodėl jie taip balsavo prieš socializmą tame, kuriame gyvena, ar jie buvo apgauti, ar jie taip atidavė? Labai geras klausimas. Kai prieš 20 metų buvo įvairūs referendumai Lietuvoje ir Tarybų Sąjungoje, žmonės pasisakė taip, už Lietuvos nepriklausomybę, bet jų niekas neklausė dėl santvarkos. Ir jeigu jų būtų klausę dėl santvarkos, tai aš manau, kad daugelis Lietuvos gyventojų būtų pasisakę už socialiai orientuotą santvarką, už socialinės garantijas, už tai, kad kolūkiai būtų nesugriauti, bet jų niekas to neklausė. Faktiškai labai daug įvyko tokios, jeigu ne apgaulės, tai manipulacijos. Ir darbininkai tada net ir labai ir valdžios neturėjo. Tai SKP, tai yra kompartijos viršūnė, buvo jau atitrūkusi nuo jų, šiek tiek degradavusi ir jinai pati sukriošo ir atidavė tą valdžią. O Sąjūdis realių tokių programų neturėjo apart lozungų ir taip ir gavosi. Bet jeigu tada žmonių būtų klausę apie socialinės garantijas, jie būtų tikrai pasisakę už jas.
Jūs pasisakot už nacionalizaciją kai kurių strateginių objektų prieš NATO, o kaip jūsų bendražygiai kitose šalyse Europos socialistai, jie taip pat pasisako už tokias idėjas? Be abejo, jų priklauso nuo šalies, bet be abejo, ypač strateginių objektų priklausimas valstybei yra daugelio socialistų programuose. Mitteranas buvo savo laiku prieš 30 metų nacionalizavęs bankus. Paskui tiesa jį privertė tarptautinis kapitalas pasiduoti, nes pradėjo boikotuoti tą valstybę. Tai čia yra pamoka, kaip protingai daryti. Leiboristai Anglijoje buvo nacionalizavę pramonę po Antro pasaulinio karo. Faktiškai, žiūrėkit, dabar Obama faktiškai nacionalizuoja bankus, kurie bankrutuoja. Bet tai yra tokia iškreipta nacionalizacija, todėl kad jis gelbsti mokesčių mokėtojų pinigais, gelbsti bankrutavusius bankus. Bet tai irgi yra nacionalizuojamas avialinijos. Ir aš manau, kad pasaulis juda tikrai į naują santvarką. Galbūt kai kam nepatinka tie pavadinimai, tegul vadina kitaip, bet juda į tokią visuomeninę santvarką. Ir nacionalizacija yra vienas iš instrumentų gelbėt nuo valstybių bankroto. Supratau. Aš dar jūs pacituosiu. Gerbiami tautiečiai, jei mes nepabandysime sustabdyti dabartinio politinio elito ardomosios veiklos, kuri remiasi 3 banginiais – melų, nekompetentingumu ir savanaudiškumu, liūdna mūsų ateitis. Mūsų vaikai mūsų nesupras, kodėl mes nepanaudojame turėtos progos. Gana slapstytis virtuvėse ir užkampiuose, išeikime iš pogrindžio ir imkimės darbo. Ką jūs turite omeny dėl progos? Dabartinė situacija, jūs skaitot, kad dabartinė situacija jums yra palankiausia? Na, ir taip ir ne, todėl kad iš vienos pusės krizė daugam atveria akis, iš kitos pusės dar daug kas turi iliuzijų ir tarp kitko krizė dar ilgai bus ir čia mes niekur kažkur tai ypatingai neskubame. Mintis čia yra daugiau tokia gilesnė, kad Lietuva faktiškai žluginėja kaip visuomenė, kaip tauta, kaip valstybė. Ką tik tai grįžau iš Klaipėdos apskrities, ten teko kalbėti su žmonėm. Eiliniai žmonės su išsilavinimu ir be supranta, kad dabartinis kursas veda į nebūtį. Reikia keisti visą kursą. Ir jeigu mes dar žiopsosime metų 3, 5, 7, mes galim galutinai iššvaistyti savo resursus, savo jaunimą, savo pramonės likučius. Ir mūsų atsišaukimas šitas, kurį jūs citavote, yra toks ilgalaikis, kad be abejo tai nereiškia, kad jau rytoj bus vėlų, bet poryt, sąlyginai kalbant, gali būti. Aš noriu pasakyti jums dar, kas tai dėl, jūs apeliuojat į darbininkus, į proletariatą, tačiau Lietuvoje jų vis mažiau ir mažiau. Pramonės mes beveik neturim, visi išvažiavo į užsienį ir tų darbininkų, kad praeis laikas mes iš visų neturėsim, ko gero. Jeigu kursas bus toks kaip dabar, tai taip, todėl reikia keisti. Bet čia nesutinku, kad nėra Lietuvoje darbininkų. Tas geras žodis, kurį daug kas pamiršė. Kągi mes valgom, jeigu ne duona, kasgi tą duoną kepa. Reiškias, visi kiti tokie buitiniai žemės ūkio, pramonės produktai, jiegi yra, kažkas juos daro. Ir be abejo, kad yra gausybė tarpininkų, gausybė biurokratų, kurie yra, taip sakant, nieko nekuria. Jų etatus, kurių yra per daug biurokratų, reikia naikinti. O darbininkų Lietuvoje visada bus. Kas kita, kad nėra tų fabrikų, kurie buvo krūvoj. Bet jų yra visur. Pavyzdžiui, darbininkas yra ir valytoja, ir kasininkė, ir reklamos agentūros darbuotojas, tai irgi yra darbininkai. Visi, kurie parduoda savo darbo jėgą, visi yra darbininkai. Ir tik tiek, kad jie biškiai išsiskaldė ir taip, jūs teisus, jie evakuojasi iš Lietuvos. Bet kažkiek tai žmonių liks vis tiek Lietuvoje. Taip.